Šilta labai studijoje. Vasara. Nu, žodžiu, jei kažką ar neišgirsit, tai nesijaudinkit labai, nes įrašinėjau. Tai liks įrašiukas, galėsit atsisukti toliau pasižiūrėti. O ką, tai šiandien sveikinuosi su visais. Kažką matau ne pirmą kartą. Kažką matau ir pirmą kartą. Tai labai malonu, tas gausus būrys. Šiaip kursą numatyta apie 28 iš viso vietas. Jau pusė pilna. Tai aš tikiuosi kažkaip ten susigrausim visi, spėsim, bet jeigu jau taip labai entuziazmas bus, tai nelaukite iki paskutinės sekundės. Dar rugsėjais laukia, tai... Žodžiu, ja, išsipildė greitai. Tai va. Gerai, tai mūsų šiandien turbūt daugiau gyvai jo negu online, tai daugiau čia akis mano bus, bet biškitėlį žiūrės ir čia. Kai kas jūsų į kursą jau užsirašė, tai truputėlį jau gal pasižiūrėt programą, ne? Bet kažkam čia pirmas toks įspūdis susižinoti, kas čia kaip vyksta ir panašiai. Tai jo, aš nedarysiu šiandien super sudėtingo užsiėmimo, nu, bet vis tiek reikia pristatyti tam tikrą backgroundą, kaip viskas vyks daugmaž, ne? Bet, nu, aišku, kai lysim, tada ir sužinosim, kaip jau iš tikrųjų viskas vyksta, ne? Kaip iš tikrųjų mus veiks energijos ir visa kita. Ir aišku, aš būsiu atviras jūsų klausimams. Taip. Tai atsispausdinau net 11 lapų, tai žinokit jau. Jo, išsipatoginti ir klausyti, kantrybės išklausyti. Gerai, tai kaip jūs jaučiatės? Labai karšta. Karšta. Jo. Okay. Okay. Šiaip žinokit, kad pas mus studijuoja žmonės ir online, tai ne vien tik tai mes čia gyvai. Tai praeitam sezone, nes jau čia antras dabar bus antras epizodas, ane? Antras sezonas, tai nenoriu sakyti pernai, nes pernai pradėjo, bet šiemet pabaigė. Tai jau, bet pirmoji laida tai jau pabaigė žmonės, tai irgi buvo trečdalis koksai užsienį, du trečdaliai Lietuvoje. Tai irgi, vat, įvairios šalys, nu, bet aišku, energijos daugmaž ir lietuviškos, tai vis tiek daugmaž panašus labai kontekstas, nes skirtingom šalim reiktų biški skirtingai aiškinti. Tai čia irgi tą pastebėjau savo praktikos, kad nu labai skirtingai. Ja, kartais anglakalbiai tenais vienus dalykus žino tarsi puikiai, ko mes nesam negirdėję. Ir atvirkščiai tas, kas mums yra kasdienybė, jiems yra nieko nesupranta. Tai, žodžiu, labai reiktų prisitaikyti prie konteksto. Ja? Nu ir, sakau, labai nesiplėsiu, bet labai skirtingas būna kontekstas. Tai va, tai aš kol kas koncentruojuosi ties lietuviais, nu, bet netmetu, kad Lietuvoje gali būti visaip, nu, ateityje gali būti visaip, ja. Gali sklisti energijos visur. Gerai, tai pradėsime mes truputėlį nuo prisistatymo, nuo susipažinimo. Tai pasigūglino turbūt, Vygandas Šimkus mano vardas ir pavardė. Šiaip dirbu su energetika jau kokius 9 metus, apie 10, žodžiu, čia metai greit bėga. Bet aš negimiau jausdamas energijas, ne? Tai mano mamytė, tėvelis, žodžiu, senelis, mačiutė, nieks tenais nejautė tų energijų, jie buvo visiškai tokie, kaip sakant, paprasti žmonės, ne? Bet, vat reikėjo, sakau, praeiti tam tikrus žygdarbius ir savo karmas, ne, atpirkti ir taip toliau, nu, bet ir šiaip sielai, matyt, metas buvo praeiti tam tikrus dalykus svarbius, kad pagaliau aš sužinojau, o dabar jums pristatau galimybę, kad galima išmokti jausti energijas. Energijų? Na, tai dar nedarau. Tai jo, žodis energijos yra toksai biški kosmosas, tai šiandien gal aš ne tiek apie ekstrasensoriką pasakosiu, kiek daugiau apie gilesnę biški struktūrą, nenoriu tų pagrindų pradėti nuo nulio, kaip sakant. Bet jo, žodis ekstrasensorika, arba kai aš sakau energijos, jo, energetika,
tai yra, nu, kaip sakau, mano terminologija yra tas pats, jo. Nes aišku, kai kažkur pasakysi, kai babutė dėdukui, ką dirbi su energijom, tai sakys, tai elektrą vedžioja. Arba kai sakys, atsinaujančią elektrą. Tai jo, tai yra tas tam tikras dar, sakykime, nu, sakykime, ne tai, kad maišymasis, bet tiesiog yra, kas populiaria visuomenė daugiau spausdinama žurnaluose, taip toliau knygose rašoma, ne, nu, tai ir su kuo žmonės patys susipažinę, tai jiem tas yra natūraliau. Bet aišku, jeigu tu praleidai ten, kai sakau, kaip mes 10 metų ten ardydami po YouTube'us ir žiūrėdami video, kaip medituoti ir kaip čia energijos reikia su arkangelais kalbėdami, tai tada šitas terminas daugiau verčiau. Jo, tai čia iš tikrųjų tiesiog žmogaus kontekstas, ne, kur jis daugiau dalyvauja, ką jis daugiau patiria, tai čia yra tokie bendražmogiški dalykai. Okay. Okay. Gal turit kokį klausimą, kas jums labai rūpi ir norėtumėt paklausti? Kas liečia apie energijas ar apie šios mokymus, ar šiaip iš pievos? Aš tikiu. Gerai, tai aš tiesiog pristatymą, bet žinau, kad jūs galite mane sustabdyti ir paklausti. Okay. Nu tai va, tai žodžiu, dirbu su bioenergetika, jaučiu žmonių energijas ir, žodžiu daug instrumentų aš įvaldęs, tai jo nenoriu super apie save įsiplėsti, daugiau užkalbėsiu, ką mes galim su to nuveikti, tai daugiau ir suprasti kontekstą, su kuo aš dirbu. Bet jo, yra labai įvairių sričių, labai įvairių temų ir tame mes galime. Okay. Gerai, tai žodžiu, mano, sakau, paties darbas su energetika prasidėjo prieš 10 daugmaž metų ir negimiau jausdamas energijas, bet, sakau, tai mums netrukdo ir galim gilintis ir tobulėti. Ir, sakau, tas 10 metų irgi yra, sakau, yra tas tam tikras rodiklis patirties, bet vis tiek, kol gyveni žemėje, tol ir mokiniesi. Tai taip, kaip sakant, yra be galo daug kur plėstis ir mokintis. Sveiki, aš esu Edita. Dirbu su emocijomis ir vis susipažįstu su sąjungiškomis energijomis, pačią Dianą mokymus, bet iš tikrųjų ir su energijomis dirbu. Bet esmė tame, kad vykdom to kurso, kad čia yra įrankiai. Čia yra galimybė ne tik pažinti, ar tu jauti energijas, ar nejauti energijų, visi tą pajaus, kad jaučia. Bet esmė tame, kad gausit ir įrankis. Čia, kad ir kiek aš, pavyzdžiui, dirbčiau su energijomis, aš tų įrankių, kurios turi vygandas, aš neturiu. Tai aš plačiai galiu jausti, galiu dirbti su žmogum, tiesiogiai galiu jausti jo jausmus, bet aš tų įrankių, kurios turi vygandas ir kurios perdus, pavyzdžiui, šito kurso metu, neturiu. Šiaip bendrai, kai atėjau pasivygantą mokytis į ekstrasensorikos pagrindus, tam keletą kursų praėjau. Tai jau pirmuose ekstrasensorikos pagrinduose, jau antrą paskaitą man atsivėrė trečioji akis. Ir kai tu tiesiog keliauji tuo keliu, pasiduodi tuo keliu, visus iš čia kažkas tai atveria. Ir tada tiesiog vyks. O čia dar ir įrankis. Nuostabus ir galėsi daug dalykų pasirinkti. Atėjau paklausyti ir palaikyti. Aha, labai sunkus ryšys matyti. Ok, Evgenija, į ką gali parašyti tekstu, aš paskaitysiu tada vėliau. Tai tiek to tada. Gerai, ačiū. Jo, tai ką dar spėsiu. Gerai, ar dar kažkas norėtų Rima matau prisijungus, ar norėtų tar žodį? Gerai. Tai jeigu daugiau nėra norinčių pristatyti ir jeigu nieko aš nepraleidau, tai pradėkim toliau. Jo, aš tik labai trumpai dabar biškai perbėgau, nes jaučiu, kad norisi kartais ir pertrauką ir biškai atvėsti, tai labai neįsiplėsiu, bet truputuką tik tai. O paskui padarysim pertrauką. Gerai, tai jo, tai va dabar truputėlį prisistatėm, žinom dabar kontekstą, iš ko kas atėjo. Ir aš truputėlį tokį mažą intro, kas yra apie ką. Tai va, tai aš pradžioje gal papasakosiu, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta, kaip yra su teisinė baze, kad daug mažintume bendrą vaizdą ir situaciją. O, kaip padėti biškai apsispręsti kai kurios dalykus. O šiaip šis mokslas, tai ką mes darome tarptautinėje ir Lietuvos rinkoje,
dar iš dalies yra vadinama sąmoningumo terminu arba mindfulness, ne? Na, aišku, čia nieko naujo, esate girdėję šitą terminą turbūt. Bet aišku, nieko nėra visiškai identiško, net yra visokių variacijų. Tai pavyzdžiui, bet taip ir turėtų būti, neskirtingumai. Bet sritis, kurios šio termino apibūdinamos, gali būti kartais ir daugiau su psichologija susijusios, teisingai. Bet, žodžiu, mes turime skirtingą gylį. Bet kai kurios yra mindfulness sritis ir tokios daugiau giliai, ne, tai irgi galima vadinti mindfulness sritis, o kai kurie yra tokie daugiau paviršutiniai. Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, prie kokio statinių šokus priskirti. Kaip jūs priskirtumėte? Čia paviršutinis gylis, ar čia vidutinis, ar čia super gilus, kaip įsivardintumėte? Įsivaizduoju. Jo, tai čia vėlgi tiesiog klausimas pafilosofavimo, aš neturiu kažkokio redę atsakymą, tiesiog, kad patys pajaustumėt. Bet jo, kartais tiesiog sudalyvavus tam paaiškiau, ne? Nes, pavyzdžiui, vienas žmogus sugeba prisijungti ir tai yra jo įrankis, ne? Tai tada jam gylis yra, ne, atsiveria. Nes jis gali per, sakykim, šokį judesi prisijungti prie savo pasąmonės, išlaisvinti kažkur dalykus, nes tai yra jo kalba, sakykim, šokis yra jo kalba. Mano kalba, nu gal ne visai šokis, biškai, gal tai gal muzika, tai ne šokis. Bet matot, kiekvienam skirtingai, ne? Tai dėl to tas gylis, sakau, varijuoja. Ir, pavyzdžiui, kaip ir ekstrasensorikos kursai mokslo, ne? Jie irgi turi, sakykime, savo gylių spektrą ir įvairiausią, tai toliau. Bet vėlgi, vienas žmogus gal ir daugiau žemiškas ir jos sielos misijos yra ne visai apie tą, ne? Gal yra apie biškai kitus dalykus. Tai vėlgi reikia tiesiog pajausti, ne? Ir tada mes turime tokį dalyką kaip pašaukimą, jo, tas kvietimas, vidinis rezonansas, tai kur tave kviečia labiausiai, tuo metu, tai tenais geriausiai paklibė tą dalį. Tai mažas inta. Jo, o gerai, žiūrint truputėlį dar plačiau, tai čia jau ne visai ekstrasensorika, bet yra įeina ir kitų dalykų, bet vis tiek mes turime tokį terminą New Age Movement. Kas esat girdėję šitą, pakelti ranką? New Age. Ne? Tai čia daugiau, jeigu užsienį domėsitės ir toj literatūrai, ir ten per YouTuberius daugiau esat girdėję. Čia daugiau susijęs su, sakykime, prieš kokį 20 metų atėjusiu judėjimu, nes ten buvo po hipių, sakykime, buvo tas įsilaisvinimas tam tikras, nereikėjo kažkaip pavadinti, tai nėra religija, ne? Ir kartais tai nėra visai mokslas, nors, pavyzdžiui, mano dėmesys eina link to, kad tai būtų verifikuojama, kad tai būtų, ne visai, bet aš esu atviras visokiem eksperimentum, sakykime, patyrinėjimam. Bet kas apima New Age, tai visoks spektras, nuo, sakykime, šamaniškų dalykų ir kartais nuo visiškų klėdesių, visiškai nesąmoningų, kartais kas neturi nieko bendro su jokia realybė ir tiesiog su niekuo, apart žmonių fantazijos, iki tam tikrų labai gilių metodų, metodikų ir taip toliau išvystytų ir moksliškai patvirtintų ir taip toliau. Tai sakau, yra super gilus spektras. Tai aš savo veikloje visą laiką, sakau, akcentuoju tą validity, tai reiškia tai, ką tu darysi, kad tu gali patikrinti, jo, ir kaip pavyzdžiui, kolegė pasakė, ne, kad jūs pajausite. Tai faktas, jūs pajausite, aš jums praktiškai tą garantuot galiu. Nes ką mokintis, jeigu tu mokinsi 9 mėnesius ir tu nieko nejausi. Tai bus krizė. Jau, klausytas laikas ir lėšas taip toliau. Tai tiesiog, aišku, sakau, pradžiai pajusti tą kibirkštį, tą spark, o paskui jau eini ir žiūri, kiek tau tai prikimba, kiek su tavim tai rezonuoja, kiek tave tai veda toliau. Ir tai tau bus ta grąža. Tu pajausi tą gazą ir tas gazas tave maitins. Ir tu jausi, kad tau grįžta, tu paaugai iš to, tu kažką atsiveri, supranti. Nes jeigu tas nevyksta, tai tada iš karto reiktų klausti, o kas yra ne taip. Nes gal tai yra ne tavo tiesiog įrankis. Tai irgi sakau, aš esu atviras, sakau, kaip eksperimentam, reiškia pabandymą, bet ir to pačiu reikia susiderinti savo sielą. Sakau, mano pagrindas yra sociologija. Tai reiškia, mano pagrindas yra, reiškia, nefalsifikavimas įrankių, kaip tik priešingai, verifikacija. Ir taip yra naujų įrankių kūrimas toliau, bet vis tiek yra pagrindas mokslinis, patyrinėti, bet surasti, kas veikia iš tiesų. Tai visi tie statistiniai terminai, kas veikia, kas ne, tai irgi mano žinių bazė. Toliau yra tokie tarptautiniai terminai kaip energy work, esate turbūt girdėję, ne? Tai reiškia darbas su energijom. Aš net neįsiplėsiu, nes čia nesikelyti aš nekėsiu, aš tiesiog bendrai perbėgu, kad jūs žinotumėte kontekstą. Healing, tiesiog healing. Kartais sako energy healing, arba tiesiog healing,
Bet tai vat reiki mes turime kaip vieną iš tradicinių healingo metodų, bet visokiausių jų yra ir yra kartais ir biškai ne visai veikiančių. Tai, bet sakau, super gilus spektras nuo iki. Kartais žmonės apie ekstrasensoriką tiek ir tai žino, kad čia yra healing. Bet yra ir daugiau. Pasirodo, yra daugiau. Ne tik healing. Healingas yra be abejo labai svarbi dalis, komponentas ir tikrai didžiulis, kaip kurios jausmai sudaro, bet iš tikrųjų yra ir daugiau. Toliau yra kitas dalykas - channelinimas. Esat girdėję? Taip. Jo. Tai yra bendravimas, bet jau ne visai su dvasiom, tai yra su kitom ekstradimensiniam būtybėm, kurios yra, gali sakyti sielos, gali sakyti arkangelai, gali sakyti dar kažkaip, ne, nes yra, kai pradedi pažindintis to visatos spektru, tai yra, tu niekada gal nesužinosi, tai yra tokia didžiulė įvairovė, yra kolektyvinė sąmonės ir taip toliau. Kiti sako žodis ateiviai, bet Bet gal gražiau skamba. jo, bet tai gražiau, nes yra, žodžiu, yra labai platus spektras būtybių, kurios gali turėti ryšį. Ir va čia kaip buvo paminėta, kad, nu, krikščionybė, aš nesu girdėjęs, kad čia visoje, čia gal savo spektro, kad ten pakrikštinės ir gausi angelą ir taip toliau, tai čia gal, sakau, tam tikras labai spektras labai, nes iš tikrųjų visi turi sielos vedlius ir mums nereikia to nei užtarnauti, nei kažką, bet bent jau kažkuriuose sistemose tai šiek tiek žinoma, bet aišku, kartais daugiau supainiojimus negu daugiau atpainiojimų, tai irgi labai priklauso. Jo. Tai va, ir channelinimas, aišku, bendravimas su ryšyje su savo sielos vedliu, tai čia turbūt pirmiausia, ko mes pradedam channelinti, tai aišku, savo sielos vedlį. Nu, sakau, aišku, bet nes aš tą darau. Ir čia natūraliausias ryšys ateina, tai gal kažkam naujiena, bet šiaip pamatysite, kad ir kas domėsitės tas ir tim, tai jums gausis tai natūraliausia. Jo, nes tai yra jūsų sielos vedys. Ar įrankius turim? Channelinimas vyksta visą laiką per ryšį su savo aukštesniuoju aš. Įrankiai, kaip taro, runos, taip toliau, kiti įrankiai, jie gali padėti, gali priartinti. Runose, pavyzdžiui, yra energijas labai stipri, kuri gali priartinti, gali užkrauti tave. Arba per taro instrumentą gali padėti tavo pasąmonę sukoreguoti, kad nukreiptum ryšį ten, kur reikia. Ir tai labai gerai, mums padeda konsultacijose, tobulai padeda, nuostabiai, kitaip aš tos įrankių nesiūlyčiau jums. Bet vis tiek, iš esmės, kaip tai veikia, vis tiek teka per tavo aukštesnį aš. Žodžiu, jeigu šuniukas ar katytė galėtų kažką channelinti, tai gal ir pačanelintų, bet vėlgi jis neturi tokio aukštesnio aš, kaip kad žmonės turi. Yra mūsų sielo kokybė biškai skiriasi. Tai va čia yra tas ypatingas mūsų ryšys ir kai kitos būtybės mums pasako, žinot, kokie esate, jūs stebuklingi, nes mums kartais reikia priminti. Nes kai mes žemėje gyvename, mes pamirštam, kad mes turim savo aukštesnį aš, mes galvojam, kitais padargais, ne aukštesniojo aš galvojam, ja. Ir va tada tas mūsų minčių spektras skiriasi, suprantat, vibracijos pradeda iškeisti, žodžiu, čia labai nesiplėsiu, bet labai mes galime klysti savo sielos kelią, jeigu vadovaustume daugiau keisim tintais. Gerai, tuoj pabaigsiu sąrašą ir galėsiu taip kur reikia kaip pertraukėlės. Kristalai, jo, gali būti gydymas su kristalas, gali būti terapija, gali būti šiaip treniruotės. Ta, ką aš jūs mokinsiu, tai aš tiesiog mokinsiu pajausti. O ką jūs paskui su jais darysite jūsų valia, bet iš esmės, ką galima gydyti terapiškai, nes jie labai stipriai veikia ir labai įvairūs. Vieni gali padėti sustiprinti jūsų, žodžiu, milijonas būdų pritaikymų, jo, nes tai yra kiekvienas jų atskiras ingredientas ir kiekvienas jų atskiras kosmosas, tai irgi labai plati sfera. Šiaip aš kažkada netikėjau, kol nepaėmiau rankas. Kaip paėmiau rankas, gerai, veikia, nes jaučiu ir atsiveria ir kanalas, ir konektas, ir aš jaučiu, ką daro, žodžiu, fantastika. Irgi labai plati sfera. Žodžiu, žemė metų neužteks. Žodžiu, kad viską ištyrinėti, ką galima ištyrinėti su ekstrasensoriu, kad tiesiog neužteks žemė metų. Tai va. Ok, tai kristalai. Toliau yra garso terapijos, jo? Tai galbūt garsai, dubenys, bet kas, kas susijęs su, gali būti ir fleita ir taip toliau, bet kas susijęs su garsu. Nes tai irgi atveria ryšį su pasąmonė ir labai, o jeigu dar žmogus su energijom dirba, tai iš viso kosmosas. Aš čia norėčiau paklausti, kaip visi tie dažniai, tarkim, ten YouTube gali įsivesti, kaip jie, ar jie veikia? Veikia, galiu patikrinti. Aš irgi paskutiniu metu gyvenu jais. Nes aš dabar irgi darbę su ausinėm darbu pasileidžiu, bet taip ir kažkaip nesuprantu, čia man tikrai veikia. Tik pasirinkti reikia, tinkamus, su kokia intencija, ko nori, ko tikiesi iš.
Jis Vyra ne- Šiandien tik vieną klausiau, ten tipo fokus, ten dar kažkas, bet labai galva pradėjo skaudėti ir galvoju, gal net tą įsijungiu. Žiūrėkit, gerai, tai aš atsakysiu jums. Aš nenoriu niekam uždrausti kažko. Tai čia jūsų visiškai pasirinkimas, bet kadangi uždavėt klausimas, tai dabar mano pareiga atsakyti. Tai nesupykite, jeigu aš biškį paneigsiu kažkiek jūsų kitus konceptus. Veikia ne tas skaičius, kuris yra šitas YouTube. Veikia, bet ne tas, kas galvoja. Veikia intencija, kurią žmogus įkrovė. Tai yra channelinimo būdas. Bet ne visi. Kai kurie yra sukonstruoti su kokiu nors algoritmu, su kokiu nors AI algoritmu, ten nieko nėra pat chaoso archėmės. Tai šitie dalykai neveiks, tu turbūt supratote, ne? Arba veiks tik tiek, kiek mūsų pačių įsitikinimo gale susumuos tą, kas veiks, o man tai veiks. Jo? Tada tu pats paskatini savo leidimo latelį, išrašai, man tai veiks. Jo, taip irgi veikia, tai vadinama placebo efektu. Nes tu gali ir šiaip, gali ir pasimelsti, gali ir dar kažką padaryti, neskanaus maisto žvalgyti ir sakyti, man tai vyks, tada tai vyks. Ir viskas ok, mes sau leidžiame ir tada tai veikia. Bet šiuo atveju kalbant techniškai, tai daugiau, jo, aš nesakau, kad negalima, bet vis tiek sakau, nereikėtų nukrypti nuo esmės. Esmė, ką žmogus įdėjo. Ir jeigu žmogus ten meditavė, meldėsi, bet kita vertus gali žmonės forsuoti tą energiją, gali sakyti, aš noriu pasaulį per prievartą pakeisti ir sugrūda kažkokį ten dažnį. Ir tu jausi kažką keisto. Jausi tave išneš, bet tu paskui jausi kokį, aš čia. Ne? Tai vat būtent jausi tą prievartos prieskonį, kuris buvo įkoduotas kartu. Ir nebūtinai žmonės sąmoningai daro, kiti sąmoningai daro, kiti nesąmoningai, dažniausiai nesąmoningai įdeda. Jo, tai mes turim visokiausius, sakau, su sektantiškų prieskonių, sakau, bet čia prievartos prieskonis, nuo kurio čiaudė paskui norisi. Tai va, kodėl vieni veikia taip, Jo. Ir tai, kad stipru, va čia gali būti daugam keista, daugam naujienų. Tai, kad įrankius, kuriuos mes dirbsime ir kuriuos šiaip gali visatą protestuoti, ne, jeigu tai stipru ir jūs purto, tai dar nereiškia, kad tai yra naudinga. Štai, prisiminkit. Jo, nes, kaip sakau, gali būti ir kitas dažnis įkoduotas tame. Jo, tai ačiū Dievui, dažniausiai gal bus naudinga, bet vėlgi gali būti ir nebūtinai. Tai va, tiesiog žinokite. Nes, sakau, neįsiplėsiu, tiesiog žinokite, kad vienas dar nesąlyginti kito. Pertrauksiu, jeigu YouTube komentarus skaitydavau, ar tikrai žmonėm padėdavo, ir jeigu paskaitai tikrai, pavyzdžiui, tai va, atrodo, va čia leidimas gali klausyti, bet būtų tai va. Ir healing, pavyzdžiui, angel healing, kažkaip blogo tikrai dar negirdėjau, bet nepajutau ir klientam leisdavau. Tai tokios, kur healing, manau, tikrai jos geros. Aš sakau, neprižadu, nes visko gali pasitaikyti, bet gal didesnė dalis. Žodžiu, aš nenoriu dabar geriau kažkaip nei vieną, nei kitą pusę. Taip, ir dainų žodžiai, taip, kaip užkoduojami žmonės. Jo, yra du komponentai, bet iš esmės šitą. Okay. Gerai. Ir aišku, jeigu žmogaus yra intencija, sakykime, į kažkokį blogį ar į kažkokį prievartą fokusuotą, ir jeigu mumis, va čia dar nes momentas, jeigu mumise yra tai, va tada tai dauginasi ir tada bus bardakas. Tai va čia, žinokit, trečia manifestacija. Gerai. Gerai, greit pabaigiu sąrašą tada, dar yra ir Starseed. Jo, žinot, kas yra Starseed? Esate girdėję? Plėjadiečiai visokie, ne? Starseed. Kokiam kontekste? Bet kokiam? Plejados ten tie visi. Taip, tai yra sielos, kurios atėjusios iš žvaigždžių. Lietuviškai sako žvaigždžių vaikai. Tai viskas ok, terminas neblogas. Tai reiškia, mūsų sielos gali inkarnuotis į kur tik nori, pasirinkti plačiai inkarnacijų spektrą ir didelė dalis dabar plačiu mastu pradėjo srūti tos sielos į Žemę, nes Žemė pagaliau pasiekė kritinę masę, kada jau reikia ją atbusti. Ir anksčiau ateidavo pavienis, visą laiką, visais laikais ateidavo pavienis, bet pavienis, nes žvaigždžių sielos, nes joms, tasme reikia kažką čia prasmingo padaryti, ne? Tai jeigu tu ateini padaryti prasmingo, ir ateini šiukšlyną, taip sakant, tai supras, ką tavai teks patirti, ne? Tai dėl to ateidavo tik tai pavieniai ir ateidavo, kas jau tikrai pasiryžę paprakaituoti, arba kam tai neša tikrai prasmę, ne? Tai va, sakau, čia būdavo daugiau pavienės sielos. Aš nenoriu sakyti Mahatma Gandhis, kad buvo vienas iš jų, bet pagal dažnių spektrą tai atitiktų. Ja.
Kristaus siela ir panašiai, jo tai buvo sielos, kurios buvo iš labai plačiai, jo, atėjo iš labai labai plačių galaktikų ir žinojo visą kosminės sąmonės, aš negaliu sakyti pasaulį, tą visą spektrą žinojo, visą tą sąmonę kosminę. Nes tik tai taip jie galėjo išgyventi ir galėjo padaryti dar ir darbą, kurį atėjo. Nes jeigu tu neturėsi buvusiais laikais, jeigu neturėsi tos kosminės sąmonės sėklos savyje, tu palūši, tave absoliučiai užmutins, tave išblaškys, per kelias sekundės perprogramuos ir tu neturėsi jokios atsvaros. Dėl to visi seniau atėję žmonės, prieš sakykime, iki 1500 metų daugmaž, visi jie pasinerdavo į karus, pasinerdavo į destrukciją, vienokią ar kitokią, ir nugrybaudavo į pievas. Absoliučiai. Nes nėra pagrindo, kur tau atsiskirti. Nėra pagrindo, ko užlipti ir netapti tuo, į ką tu paneri. Jo, tai vat, šiais laikais, ačiū Dievui, įdirbis, labai didžiulis įdirbis visų žmonių, kurie prisidėjo gerumu, prisidėjo meilę ir aišku, tų karų vis truputėlį mažėja. Tai mes matome ir iki šiol, bet tai daugiau įsivalymai, dabar šitie karai, tokia transition stadija. Bet vis tiek, generalissimo pradėjo ir sakau, Plejados draugai su jumis bendrauti. Jūs dabar jau išgirsit pagaliau, hello, ir taip toliau. Tai va sakau, atsiranda visiškai internetas atsiveria. Ir tas techninis internetas, bet ir šitas mūsų internetas atsiveria. Tai va sakau, Star Seeds terminas apibūdina ir priminė žmoniai. Ir šio laikmečio atėjo, kad priminti, kad ir dalis mūsų iš to atėjo ir kad viskas su to gyveninti savo sielos pusės. Lyčių vaikais. Gerai, tai sekantis iš tų tokių kosminių terminų, tai yra Galactic Consciousness Teachings. Tai irgi susiję praktiškai su to pačiu, su channelimu. Tai reiškia, kad ta išmintis, mokymai, be abejo, jie prieinami ir mūsų aukštesnėje sąmonėje, bet gautuosi žemėje. Tai žinai, kaip sakant, filtras yra ir labai sunku pačiam dasiirti kitos intuityvios išminties. Tai sielos, žmonės, kurie pasiryžta channelinti, pavyzdžiui, aš vienas iš jų, jie gauna tokią ypatingą, taip sakant, misijos svarbą, tokią ypatingą misiją, dalinti žiniom, bet jau čia gaunasi ne vien tik tai suprantat iš savo, kas irgi yra okei. Tu tikrai gali savo pusio gyvenimo kažką channelinti ir viskas su to labai fantastiška, bet tu gauni prieigą prie viso interneto. Tai reiškia prie visų Akafos kronikų, prie visų dalykų, kur yra tikrai giliai išmintis. Pavyzdžiui, vienas iš tokių gilių channelintų Polas Eligas, tai man vienas iš labiausiai patinkančių. Mes žinom ir kitus, tai čia dabar labai nesiplėsiu. Bet tai irgi yra žinios, išmintis struktūruota, o kartais tokia labai poetiška, labai skirtingi žmonės tą priima, skirtingai perduoda, dažnai skirtingi, bet mes jau galim gauti, kaip sakant, tokią žinutę, kuri jau yra iš giliau. Ir dalis didžioji tų sąmonų savęs ten labai neakcentuoja, sako, svarbiausia žinutė, kurią mes perduodam. Ir kaip atskirti, nes gali kilti klausimas, kaip atskirti, tai meilė. Tai mes tada turim suprasti, kad tos žinutės, kurios yra meiliai, o ne, nes, sakiau, visokių žmonių yra apsimetančių, ko tik nori, tai mes turim vadovautis meilę ir jeigu mes atpažįstame, kad ta žinutė yra meilė, tada viskas okei. Greičiausiai parašai garantas, kad viskas okei. Tai va, nes jeigu prasideda kas kita negu meilė, galim suprasti, kad kažkoks susipainimo. Gerai, tai ką toliau mes žinom? Tai yra dar šviesos kalba toks terminas. Tai mes šitam kursai jo dar nesimokinsime. Aš nesakau, kad mes jo niekada nesimokinsime, tai aš dar nesu paruošęs mokymų specialiai tam. Tai yra irgi tam tikras channelinimo būdas, kada ta energija, nes tai yra energija, kuri perdama, ji jau ateina žmogaus minčių ir logikos struktūros kalbą ir tiesiogiai perduoda nuo tokių didžiulių pliūpsnių. Tai kas nesupranta, sakykime, iš proto žiūrint, atrodo, kažko čia šneka, nesakoma, nes tu bandai protu klausyti. Bet jeigu tu sugebi prisijungti prie energijos šaltinio, tai tave patikėk, taip nudozuoja, ištaško visiškai, nes tai yra ant tiek koncentruotas energijos srautas, ant tiek pliūpsnis ir jis varijuoja, priklausomai to, ko tau reikia tuo metu. Tai yra vienas iš giliausių tokių, sakau, galimybių patirti tai.
Ir, na, mes palaipsniui mokinamės ir jūs, kas dalyvauti šitam energeterapeutų kursą, nu, tai yra apie terapijas tarsi, ne? Bet, nu, aišku, jūs turbūt supratote, ne, kad nejausdamas energijų, tai tu būsi ne visai energoterapeutas, gal būsi kažkoks terapeutas, bet ne energo. Tai vienas iš tų dalykų, kurį mes lavinsim, tai lavinsim susijungimą ir su tom būtybėm. Aišku, tai yra, sakau, tik tai dalis ir visą laiką tu gali treniruotis ar eiti gilin, tai čia bus tik tai pradžiamokslis, tam, kad tu sugebėtum įgytum pagrindus, susikonektinti. Nu ir aišku, mes mokinsimės discernment. Tai vat, tu pakalbėsiu apie kitus įrankius, kurie yra kaip runos, taro ir taip toliau, nes, matot, kai mes pradedam bendrauti, nu, su visokio rango, visokio rūšies būtybėm, tada kyla klausimas loginis, o su kuo aš čia bendrauju, ne? Vat, kad, sakau, nesusikonfuzint savęs, ne, kad nesuklaidinti kitų. Aš kartais angliškus terminus naudoju, nes literatūra angliškai pasimedamna. Tai, kad, sakau, nesusikonfuzint ir nesumaišties neįvelt, mes turim įrankius, kuriais pasitikrinti. Tai va, tai daisim iki kito įrankio. Gerai, ir sekantis yra, jau čia turbūt toksai dar sekantis laiptelis, irgi yra energy transmissions, kas yra irgi labai susiję, irgi yra susiję, va, kaip paminėjau, šviesios kalba yra perdavimas vibracijų, tai čia yra labai panašiai, bet kartais dar giliau ir tai yra energetinis gydymas, bet jau ne iš reiki, o tiesiog iš kitų šaltinių, kurie gali būti ir stipresni, ir tikslesni, ir taip toliau. Tai yra, nu, čia jau mastery level. Bet toks spektras yra, toks, trumpai apibrėžiant, toks spektras yra. Gerai, tai pajudėkim toliau. Taigi, Lietuvoje irgi turim daug atitikmenų šitų dalykų, ką paminėjau. Matau, koks paradoksas. Tai Lietuva jau tiek pažengė, kad jau turi daug atitikmenų. Kam tai keistai nuskambėjo, kad Lietuvoje yra atitikmenų šitų dalykų, ką aš paminėjau? Paviškai priprato, tada? Gerai. Jo, nes yra Lietuvoje ir festivalių, ir visa kita, kur ateina žmonės ir pristato savo skirtingas teorijas, ne? Ir tu supranti, okei, ir taip dar gali būti, ne, aš taip gali būti. Tai vat labai pabiškai gerai, mes pabiškai plečiam savo spektrą ir visi įvairėja mūsų suvokimas. Aha. Ir dažnai, kad yra tokia taisyklė, čia su manifestacijos dėsniu susiję, vis tik pasakysiu nesusijęs temam, kad tu negali gauti tam tikros informacijos, kurią tavo pasąmonė pagal įsitikinimus atmeta. Tai reiškia, tavo ausis gali išgirsti, bet kartais net ir iki ausies nedaina. Ja? Tai pavyzdžiui, visi, kurie čia esate, reiškia, jūs jau turite susiderinę savo mechanizmą ir gerokai padirbėjote tam, kad jūs gebėtumėte išgirsti šito dažnio informaciją. Nes, pavyzdžiui, kai aš įriausi iki sąmoningumo, tai pradžioje man su karmom reikėjo padirbėti, taip? Jo, tai irgi nieko nesubauso, ne? Nes, suprantate, ne, reikia kažką paleisti, nes jeigu tu esi piktas pykčio, ar dar kažko, ne, kažko nusivylimų, tai automatiškai tu esi tam tikram, sakykime, tam tikroje sferoje, tam tikram sluoksnį ir informacija, kuri aukštesniam, tiesiog negali techniškai iki tavęs daeiti. Tai va, čia yra toks techninis mechanizmas, kaip veikia visata. Tai va, po truputį mes. Aišku, veikia abiem kryptim. Jeigu domėsis kažkuo, kas sukelia pyktį tavyje, pavyzdžiui, sąmokslo teorijom ir taip toliau, automatiškai tu eisi tą kryptim. Jo, ir tada aukštesnis sferos po truputėlį pradės mažiau girdėti, pradėsi daugiau visokius ten demoniškus dalykus daugiau girdėti, nes, atitinkamai, pagal vibracijas. Aš tai vadinu radaro susiderinimu. Ja. Tai va, gerai, tai paminėsiu keletą formatų, kaip Lietuvoje šitie įgyja kokias praktikas, tai jūs irgi daugumą susipažinsit. Gerai, tik prieš tai noriu labai pabrėžti tokį labai klasikinį dalyką, pamatus. Nes kai mes domės sąmoningumu, mums atrodo, kad tik tai yra svarbu, gali taip atrodyti, bet iš tikrųjų mes turim nepamiršti pamatų, nuo ko visi atsispiriam. Reiškia, be šito didžiulio šimtmečių žmonijos indėlio mūsų tolimesnis darbas su energetika būtų labai sudėtingas. Jos vyktų apčiuopom, apgribom ir daug klaidų visokių darytume. Tai, pavyzdžiui, bandytume interpretuoti traumas ir mes galėtume labai suklysti. Arba galėtume, susimaišyti galėtume. Ir labai sunku būtų priskirti metodus, kaip sugydyti traumą, jeigu mes nežinotume pagrindų. Tai kaip jūs manote, apie kokius pagrindus mes šnekam?
Tai, tai labai klasikiniai pagrindai. Tai yra klasikinė psichologija, ne, klasikinė sociologija, kas yra mokslas apie visuomenę, ir klasikinė psichoterapija. Va tai šitie dalykai yra vis tiek yra bazė, nes, nu, jie yra bazė, kaip mūsų galva veikia, kaip mūsų emocijos. Nu, aš čia supaprastinti, bet supratote esmę, ne? Tai va, tai mes netmetam tų bazės pagrindų, nes vis tiek mes ant to statom sekančius dalykus. Nu, aišku, kai kurie dalykai tobulėja ir mes paskui suprantam, kad, okay, aš galiu energetiškai padaryti kažką per 5 minutės, ką kitas darytų mėnesį. Tai that's fine, that's fine. Bet vis tiek, ta techniniai dalykai, kaip tai veikia, ta bazė, nu, nedingsta. Ja. Jeigu išjausta ypač. Gerai, tai, nu, aišku, net iš tų klasikinių irgi ten, mes žinom, tai irgi labai dabar nesiplėtosiu apie tos, kurie irgi dirba su energetika, bet irgi tokių buvo. Tai va, toliau mes žinom reiki, bioenergetika, ne? Tai va, irgi yra 2 sritis, kurios apie energijas, o reiki visi žino, tai va, nedaug aiškiai nereikia, bet yra energetinio gydymo rūšis. Bioenergetika, tai jau šiandien labai daug šnekam apie tai, bet terminas bioenergetika yra biškai siauresnis negu energetika, bent jau mano suvokime ir mano apibrėžime, nes bio reiškia apie žmogų, ne? Tai reiškia, tu dirbi, nu, ne su kosminiam sąmonėm. Tai va čia ir yra, dėl to aš nuo šito termino biškai, ne tai, kad bėgu nuo jo, bet aš noriu vest plačiau. No, dėl ko šita profesija vadinasi energoterapija daugiau negu bioenergetika, nes aš apie energijas daugiau, jo reiškia plačiau. Nes, nu, žinau, senesnis supratimas būdavo tik tai kūną gydyti, čia ligas, kūną ligas, tai palauk, tai kodėl tu čia gimiai? O tai neįdomu tau, kodėl tu čia gimiai? tai va, aš noriu šitą būtent esmę, nes man tai labiausiai rezonuoja ir tai pasiekia plačiausius, sakykime, nu, suprantate, tu pradedi atsiverti viskam. Ne tik į siaurą sritį. Jo, aš nenuneigiu nei vieno metodo, tiesiog paminu, kad ir plačiau. Toliau yra taro, runos, nu, aš dar galiu prie to pačio paminėti švytuoklės ir virgulės, bet gal suprato, čia biškai senesni įrankiai. Kaip jūs manot, ką mes galim padaryti su runom, taro, švytuoklėm, virgulėm? Kaip jūs manot? Padaryti. Jo, ką mes jos galim, nu, ką mums dėja apskritai? Dar išvengti. Aha, o ką konkrečiai? Nu, jūs gerai sako, sufleris, taip, bet kam konkrečiai? Nutraukti energiją. Perskaityti kažkokias energijas. Perskaityt. Jo, o kam tus atsakymus naudojam? Gal jeigu ta formacija Aha. vyksta, kai žmogus apie ką, pavyzdžiui, krauna, tarkim, runą, tai jis vis tiek koncentruojasi, fokusuojasi apie tą, nu, tarkim, nežinau, gausą ar tenais sveikatą, nu, dar kažką. Aha. Tai Jo, čia va tai, ką biškai gal siauresnės ir tai apie tą įkrovimą. Bet jo, ir čia nėra. Koncentruojasi, jis galvoja paskui apie tai, nu, žmogus tą energiją jis vis tiek pritraukinėja. Nu taip, manifestacijai taip. Taro kortus, tai realiai tu gauni atsakymus, aš gal pasakyčiau. Nes Jo. vis tiek irgi iš savo energijos, tu kai viską ten darai, tas mintis nukreiptos ir tos kortos, kaip, nu, kaip perskaito, kaip pasako, kartus kaip patvirtinimas, nes vis tiek eina viskas per tave iš to intuicijos. Ir dažniausiai, kai tu ištrauki kortą, jau tu tą atsakymą žinojai prieš tai, bet tos kaip patvirtinimas būna tau. Ne visada. Kiti žmonės eina kitų galų. Jie nežino, ištraukia ir tada jiems susikonektina. Jo, aš truputėlį jūs paprovokavau, nes nėra galutinio atsakymo. Jo, tai, bet jo, jūs visi teisūs. Taip, mes iš tikrųjų, jo, mes koncentruojamės įrankį, jungiamės su energija ir vieni įrankiai skirti, sakykime, ten vieniem darbam, bet ką aš norėjau paminėti, kad jie iš esmės naudojam, ką mes naudosim, tai discernment. Tai reiškia, taip atskirimui ar tas dalykas tinka, ne, bet tu gali labai daug ką padaryti su įrankiais. Tai va, iš esmės tai yra kalba, tai yra pokalbio su sielos vedliais įrankis. Jo, tai vat, jeigu šitaip interpretuoji, tai tu supranti, kad, aš galiu daugiau, ne? Tai vat aš taip žiūriu ir priimu už tos įrankius. Aišku, gali su švytuokle, nežinau, kas yra švytuoklė, zvambaliukas, gali ir su virgulė, kur tai tokie virbaliukai, bet tam reikalinga labai didžiulė koncentracija ir paprastai žmogui labai sunku tą išlaikyti. O be to abėcėlė yra iš 3 raidžių, taip ne ir nežinau.
Tai dėl to reikia labai stipriai sufokusuoti klausimą, plus labai gerą fokusą, nu, žodžiu, labai sunku. Tai va, aš nesakau, kad neveikia, nes greičiausiai veikia, bet tiesiog yra labai labai sunku. Mano sūnus virgulės išbandė ir pamokė mane kaip. Geras. Nes, nu, aš jam nupirkau, ta prasme, taip, nes jisai bijojo kažko, namie mes šikai įsikėlėm, bet naujas namas, sakau, nieko nėra. Pasiimk ir pasižiūrėk, jis paėmėm, ten jam viskas sako, nieko nėra, mama dabar atsirabų mokinsiu. Geras. Jo, kai kurios sielos gimsta ir būna jaunos ir, sakykime, 8 metų ir panašiai, kiek to laiko metų. Tai va. Jis iš galaktikos yra, siunčia tik kaip. Aš tau sakau, jiems nieko. Jo, ir jie būna kartais jokio nei video nematė nieko, jie tiesiog patys iš savęs būna prisimena, arba mato, arba tenais vienos draugės irgi sakydavo, užduodavo tokius klausimus, kur paprastas vaikas neužduotų, ne, tenais apie matymą kiaurą sieną ir taip toliau, nu, žodžiu, visokia telepatija ir taip toliau, tu pradės galvoti, kas čia yra, ne. Tai jo, tai tie vaikai jau yra tikrai žvaigždžius, nu, star seeds, ne, jie tikrai tos gebėjimus built in, nu, tas atsineša, jie tos turėjo. Nes šiaip žmogui, ta prasme, jeigu siela niekada neturėjo, tai jie be abejo gali išlavinti, tai be abejo, nes visi esam dievo vaikai, bet tiesiog tas biški užtrunka, ne? Bet jeigu jau atsineša, tai greičiausiai atsineša ir turi pagrindą. Jo, kartais į žemės, bet dažniausiai būna susijęs su galaktiniais visais ryšiais. Jo. Jo, tai kartais reikia tėveliam kantrybės, nes tie vaikučiai paskrajoja gerai. Ja. Tai va. Gerai, ką mes dar turime iš įrankių? Tai šitos aš vadinu tiesiog diagnostikos įrankiais arba tiesiog paprastai įrankiais. Toliau mes turim sąmoningą kvėpavimą, ne? Tai va irgi dalykas, kuris Lietuvoje labai populiarus. Ir tai yra iš esmės vienas iš transformacijos įrankių. Jo, tai nesudėtingamai išmokstama, nes ten nieko nėra sudėtingo, imk pakvėpok. Nu, aišku, ten biškai yra tam tikrų metodikų, bet jos nėra tokios jau, sakykime, super high. Nu, tas met taip yra, ko tam pasimokinti, bet iš esmės darbą daro žmogus. Ja, tai va. Tai gerai, aš labai nesiplėsiu, pameniu, kad tai yra iš esmės, nežinau, gal visi suvokia, aš manau, daugelis suvokia, kad tai susijęs su energetika, bet yra žmonių, kurie nesuvokia, veda tą praktiką, bet nesuvokia, kad tai su energetika susiję. Jo, yra rūšių to kvėpavimo, bet dažniausiai mes žinom rebefingų vardu. Toliau yra įvairios mindfulness praktikos, nu, sąmoningumo. Iš esmės meditacijos, ne? Nes meditacija irgi su to susijusi, nu, pasėdėk ten ramiai. Tai irgi duoda kažką, susijungimą su savo ašimi, ne? Nu, kažką duoda, ne? Kažkas jungia mumise, bet yra labai įvairių tų meditacijų, vienos vienokio gylio, kitos kitokio gylio, tai labai įvairiai. Taip, tai yra dar toksai emocijų paleidimo praktikos, ne? Tai šitos yra, nu čia daugiau kas mokinasi su emocijų paleidimu, gal daugiau papasakotų, bet iš esmės tai irgi yra jungimas su savo pasąmonė ir taip toliau. Tai aš tiesiog paminiu, kad yra tokios praktikos rūšys, mes šitose mokymuose konkrečiai nesimokinsim. Jo? Aš, nu kaip, gal netiesiog jūs pamokinsiu, kad tokios yra ir mes tiesiog daugiau gal per pasąmonę, bet vis tiek, nes tai reikalauja atskiro atsidėjimo, ne? Jo, nu tas iš dalies reikis paleidžia, jo, iš dalies, ką mes dar mokinsimės, truputėlį paklibina, bet vis tiek, tam reiktų atskiro pusmečio vėl pastudijuoti emocijų paleidimą, nes yra reikalų, yra ką veikti. Jo. Tiesa, mes turėsime kurselį emocijų žemėlapis, kuriame patyrinėsime, kaip emocijos mumise susiję. Jo, tai čia visiems energoterapeutam tas yra, nu, aš sakau, būtina. Nes tu turi žinoti, kas pa žmogų veikia ir kas, žodžiu, tai yra emocijų medis, kuris eina į gylį ir tu patyrinėti gali arba savo klientui, arba savo, iš kur ateina kažkokia problema. Nes žmogus nežino, sakykim, sako, man nesiseka susiras darbo, bet jisai žino tik tai pasiekmę, arba jisai jaučia pasiekmę, bet nebūtinai, nesakykim, aš pavyzdžiui, šitą paminėjau, gali sakyti, aš jaučiuosi blogai. Ir viskas, jis nežino nieko daugiau. Tai yra kitos tokios praktikos kaip teta healingas ir panašiai, kurių mes nesimokinsime, nes tai irgi atskira sertifikuota rūšis. Bet, sakykime, einant per energijų gylį, per pasąmoningą, tai to mes mokinsimės, tu gali pasiekti ryšį su savo vidumi, su savo šimi, o per tai arba savo, arba klientui tu gali padėti patyrinėti
užduodamas tam tikrus klausimus, kurie irgi ateina iš intuicijos arba suvedimu, kaip mes žinome, ne, intuicija ir suvedimu susijusi, tu gali gauti išvalgas ir padėti žmogui atrakinti, ja, iš kur tai susiję. Nu tai va, tai aš labai apie tai įrankį super nesiplėsiu, bet žinoti, kad irgi tai bus kursai, kurso dalis. Tai tu būsi toks energoterapeutas, kuris galės pažinti ne tik savo, bet ir kliento emocijas padėti pažinti. Ja, tai bus labai techninis, labai praktiškas įrankis, kurį sugebėsite padaryti. Taip, super. Jo, ką toliau mes žinom? Jo, šiaip emocijos yra svarbus dalykas, nes jis labai daug mumis įtakoja. Ir pavyzdžiui, ką Lietuvoje mes dar turime, tai šiaip tapping technik nėra labai įprasta, ne Lietuvoje, bet gal esate kažkur girdėję patapšnoti per tam tikrus meridianų taškus, ne, tai irgi suaktyvina ir išlaisvina energiją, leidžia ją ištekėti, nes žmogus, jeigu to nedarai, jis tiesiog užstringa ir žmogus protė kažkur. O jeigu pradedi tapšnoti, įvyksta, kaip jūs manot, kas įvyksta? Daug kas realizuojasi, testuojasi nuo tų visų. Nu, taip. Jo, bet čia pasiekmes paminėjai, o techniškai kaip tai vyksta? Situacija per. Taip, labai teisingai. Tu pradedi iš proto, tu praktiškai priverti save sugrįžti į kūną. Nes kai tu tapšnoji, tu nebegali galvot. Padarysi, teks prie Vilniaus šaikos prisijungti ir pakrasi. Jo, tai dabar kalbu biškiai apie įrankius, kurie yra tarpiniam pasaulio tarp proto ir sielos. Tai paminėjau human design, astrologija, veidoskaita, osteopatija, numerologija. Tai yra įrankiai, kurie tarpiniai tarp to ir to. Ir jie padeda mums šiek tiek adaptuotis. Jo padeda pereiti, o kartais ir sujungti abu pasaulius. Tai vat labai, labai priklausys, kai žmonės stojasi. Bet proto pasaulyje yra biškiai apribojimas. Tai reiškia, kad mes negalime, protas negali sužinoti tai, kas yra, kas yra už proto ribų. Tiesa, tai vat, mes tik su intuicija, arba, kai sakau, su energija, tik tai tuo instrumentu tu gali peržengti proto ribotumo ribos. Tai vat, dėl to žmonės kartais ir kūčiasi, ir 10 metų, ir visą gyvenimą, ir jie nesužino nieko toliau, jeigu jie neužduoda savo klausimą, o kas yra toliau už to. Tai vat toks yra apribojimas. Ok, nu, kas toliau dar Lietuvoje vyksta, tai joga, ne, tai irgi joga susijęs su energijom ir interpretavimu, toliau energinės konsteliacijos, esate girdėję konsteliacijas, tai chi, arba čigų, irgi darbas su energijom, lila žaidimas ir kiti transformaciniai žaidimai, gali būti pusiau intuityvūs, pusiau proto žaidimai, hipnoterapija, tai healingas, na, praktiškai abu šie metodai yra sakyčiau lygiaverčiai, ja, abu apie tą patį, nes abu veda į gylį, mes to irgi mokinsimės praktiškai, nes matot, kai yra esmė, tai esmė yra panaši daug kur. Tai mes eisim vis tiek į gylį ir bandysime nes mūsų puslapis bus intuityvus konsultavimas. Tai vat kaip tas intuityvus konsultavimas veikia, tai praktiškai taip pat. Tu jungsiesi prie savo aukštesnio aš, bet tą mes mokinsimės. Tai mes šitą dalį intuityvus konsultavimas, aš ją į galą kurso visai numečiau, nes pradžiai mes turime biški žinių gauti. Jo, tai pradžiai svarbu labai teorija. Tai va, nes protas gali pasiklysti, jis gaus informacijos ir sakyti, kas iš to padaryti, ne? Tai jis turi išmokti sisteminti. Tai dėl to paskiriu 9 mėnesius, o ne čia kaip kūdikio gimimas, tu turi pradžiai pamažu pradėtos pagrindus jaukinti savyje, ne? Ir sistemingai po biškį gilinsim. Aišku, aš stebėsiu kiekvieno jūsų progresą, tai jeigu kažkas truputėlį matysiu, kad blaškysis, nes žinokit bus tai. Nes įsivaizduokit jūs, ateinat jūs su savo indu, su savo turiniu, ne? Ir vienas turi kažkokių savo traumų. O mes visi turim traumų. Pasakykite, kas čia be traumų. Nėra tokių. Nė vieno galiu garantuoti. Tai va, ir kai tik tai pradedi kažko domėtis, kas yra iš biškį aukštesnio spektro, automatiškai tavo indelis, jis negali priimti kažko, kol nepaleido kažko, kas nedėra su ko. Čia žinau, kad kosminis dėsnis. Jo, tai vis laik yra. Ir tu tada tu turi, kaip sakau, priverstas, kabutėse, bet čia geras priverstumas, nes tu turi valytis, ne? Tam, kad tu priimtum šviesą, tu turi paleisti kažką, kas yra iš skausmo, iš kažkokios krikščionis, sakytų, nuodėmės, bet čia ne nuodėmė, čia tiesiog tu paklydai, ne? Arba tu padarai dar kažką, ne? Arba tu kažką patyrei. Ir tau siela gal reikėjo to, gal nereikėjo, visai galėjo būti, bet, nu, dabar tavo kelio dalis. Tai, ką aš sakau, neišmestų šiukšlių, bet integruoti. Jo, tai mes naudojame pamokas, reikia integruoti, reiškia, nesuprasti apie ką ir per meilę priimti, jo. Ir paskui, kai paleidai, išteka iš tavęs jau nebelieka. Ir taip tu pabiški paaugi.
Tai va, tai sielose per tą integracijos procesą lieka išmintis, o ne šiukšlės. Tai va, tokia prasme. Tai va, gerai, tai grįžtant prie mūsų kelio. Gerai, tai, hipnoterapija, tai gyvybingas. Jo, tai pasakau, intuityvų konsultavimą numedžiam, sakau, į galą tam, kad mes prisijaukintume visas tas vibracijas pakeliui. Toliau yra, mūsų savo kursą nesimokinsim, bet yra gamtos medicina vadinama. Žinot, kas to termino apibūdinama? Įvairios žolelės. Iš esmės haliucinogenai. Jo? Aš nepropaguoju, aš nesu nei už nei prieš, bet tiesiog sakau, kad tai yra savotiškas kelias ir reikia tam keliui, kaip sakant, ryžtis, nes ten gali ir paklysti. Karas vėl darosi. Gerai, tai iš esmės bioenergetiko, energoterapeuto profesija. Tai va, iš esmės yra daug, sakau, metodų dirbti su sąmonė, tai toliau. Ir aš daug jų sujungiau į vientisą sistemą. Tai kaip Jūs manot, Lietuvoje apskritai yra pripažįstamas ar laikomas legalių darbas su energijom? Kaip Jūs manot? Jis matyt laikomas legaliu, bet Laikomas legaliu, jeigu festivaliai Aha. Tos tai viskas vyksta, tai vienas legalu, tiesiog kaip tai vardinsi šią. Tada jeigu ateisi ir pasakysi, dirbu su energija, tikriausiai ne tik šitas. mums legalu, bet kitiem būti galvoja. Jiem reikia už pavadinimą tokio, kad Jo, va čia šitas labai geras pavadinimas, nes tikrai kai perskaičiau, wow, galvoju, nu va čia, jeigu jau turėčiau šitą profesiją, tada jau gal žmonės tikrai jau terapeutas, jau bijotų. terapeutas yra psichoterapeutas, energoterapeutas, kodėlgi ne. Tai Taip. kažkaip įvardinti tikriausiai yra ne tik, kad dirbu su energijom. Tai Jo, visus- jo. Kažką filmavau, mačiau, kad lyg tai jau ir švietimo ministerija tai yra patvirtinus, kad... Jo, tai va, labai gerai. Gerai, tai iš esmės taip, tai yra legalu, jo, kas liečia techninius dalykus, tai yra visiškai legalu. Ir tam net nereikia kažkokio special apibūdinimo. Iš esmės gali būti ir holistinis gydymas, tu gali ir su žolelėm daryti, ką tik tais nori. Tai ačiū Dievui, Lietuva yra demokratinė respublika. Jo, nes kažkada gal ten, sakykime, Sovietų Respublikoje gal keistai žiūrėjo, bet dabar tai yra, ta prasme, nėra gal techninių, nebuvo, pabrėšiu skirtumą, nebuvo techninių terminų tam apibrėžti. Kažkas ten biški plius minus. Sakykime, yra oficiali profesija būrėjas. Yra oficiali profesija, Lietuvos profesijų kvalifikacijų sąraše yra profesija būrėjas. Tai nesivadinkit, yra included. Bet kalbant apie legalumą, taip tu gali nebūtina tau kažkaip įvardinti. Okay. Gerai, tai antras dalykas. Dabar šitas, ką mes darysim, ne? Tai čia yra terminologija. Ir aš šitą terminologiją aš sukūriau, ta prasme, energoterapeutas. Nes anksčiau nebuvo kaip apibūdinti. Nu, kaip tu apibūdinsi, ne? Tu dirbi su energijom. Taip. Nu, okei, dirbi su energijom, okei, bet norisi detaliau, jo, norisi kažkokio apčiuopiamesnio. Tai vat, ne? Ir taip gražiai sulipo, ne? Energijas ir terapija. Tai va, vadžiu, tai yra apie healing, iš esmės apie darbą su healingu, bet ir supratot, kad yra visas sąrašas, kaip tu gali išsiplėsti. Gerai, tai dabar, žiūrėkit, yra Lietuvos oficialiam veiklos klasifikatorė, kas norit pasigūglinkit. Aš skaičių neminėsiu, nes vis tiek neprisiminsit, bet yra punktas, kuris vadinasi tradicinės, kablelis, liaudies medicinos ir, o dabar čia mūsų sritis, nes ir tai įeina irgi, alternatyviosios medicinos veikla. Taip. Aš tai holistinė, sakau, holistinė medicina. Jo, kaip jūs pavadinsite, tai kaip, that's fine. Jo? Jo, bet jeigu jūs norėsite kažkur dirbti kažką su oficialumu, tai jie įvardino taip. Bet žiūrėkit, čia mes esame gyvi žmonės, ne? Ir šitą terminą, kuo mes daugiau naudosime, tuo jis populiarės ir tuo jis triks daugiau žmonių pasąmoniai ir sąmoniai. Ir kai kažkas norės kažką užvadinti, o kodėlgi ne taip, jo? Nes ir termino bioenergetika kažkada nebuvo. Tai nereiškia, kad dalyko nebuvo, tiesiog termino nebuvo, taip. Tai va, žodžiu, mes kūrėm visatą, kūrėm formas, kūrėm visuomenę. Tai va, ko mane sociologija išmokė, tai kad mes kūrėm visuomenę, o ne visuomenė kūrėsi kažkaip kaip grybas. Mes kūrėm visuomenę. Tai va, tai šitam klasifikatoriui rasite visą sąrašą ir jisai pernai
nuostabiai papildytas ir ten visokiausių nuostabių naujų dalykų įvesta, tai fantastika, žodžiu. Energoterapijos termino dar ne, nes jisai labai fresh, bet visą spektrą rasite, tai fantastika. Tai va, žodžiu, esate visiškai oficialūs, visiškai legalūs ir galite daryti. Jo, o kai formą pasirinksite daryti, tai visiškai, nu, finansinę formą, turime, nes mokesčius valstybė reikia mokėti. Valstybė, galiu pasakyti jums, da lampački, kokią, su kuo tu užsiimi. Jiem vienodai piešia. Valstybė svarbu, kad sumokėtų mokesčius. Tai iš esmės, kaip tu gali užvadinti, kaip nori. Gali vadinti astrologiją, jeigu tau tai labiau į temą tavo. Šiaip gali vadinti būrėjas, bet čia jau daugiau su individualia veikla turėsi imtis, nes nėra tokio verslo liudijimo. Bet iš esmės visos formos teisinės tinka. Nuo UAB iki verslo liudijimo. Visos tinka. Tai va, irgi geros naujienos. Gerai, tai dabar tas punktelis, kad švietimo ministerija. Jo, tai iš esmės judinam tos arklius ir žirgus, kad tos programos, kurias nu, teikia mūsų akademija, kad jos būtų nu, tam, kaip sakant, visam varikliukiai formalizuotos taip toliau. Tai dar yra eigoj ir švietimo ministerija, nu, jos pateiktos, ten užregistruotos, bla, bla, bla. Žinai, kaip su tais arkliais būna. Jeigu tai ne matematika, tai niekas nežino, kas tai yra. Tai jie dabar ten komitete svarsto, Seime svarsto ir, žodžiu, turi priimti, ten Seime komitetas turi priimti tam, kad tai būtų legalizuota, žodžiu. Reikalai. Bet techniškai, ką mes darome, tai yra official, nu, tik tais tai yra, vadinasi, neformali profesija, jo, tai yra neformalus ugdymo profesija. Aš jau kažkada darsinsim ir iki formalumo, nu, kur galėsim mokyklose mokinti to, suprantate, bet jau čia žingsnis, ne? Dabar mes darome tą, kas yra, vadinasi, neformalu. Tai va, ok. Nu ką, nu ir metas tada pavardinti, kas įeina į šitą inkludetą, ne? Ok. Gal tiesa klausimų turite iš to, ką patyrinėjot? Gerai. Nu jo, tai paminėjom, kad ekstrasensorika tai gali kiekvienas mokintis, tai tiesiog tą irgi noriu paminėti. Kas liečia iš praktinių dalykų, tai vat, įgysite įrankius, įgūdžius tokius kaip taro, konsteliacijos ir kiti. Ir galėsit priderinti prie savo kitų terapijų ir įgūdžių, kuriuos jūs jau turite. Nes o kodėlgi ne, jeigu tai dera. Jo, kažkam tai bus nauja profesija, kažkam tai gal priderinta. O jeigu kažkas esate mokinasi akademijoje kažką, tai irgi bus įskaičiuota. Toliau. Šiaip tiesa, jeigu kažkas mokinotės taro kitur ir jeigu norėsite, kaip sakant, čia irgi, kad būtų užskaityta, tai susisiekit, pakomunikuosim ir jeigu atitinka jūsų įgūdžiai, užskaitys. Ok. Jo, ir aišku, pabaigę įgysite diplomą. Tai irgi bus diplomas, jo, kuris bus, sakau, gal jis nebus to formalaus, žinai, kad tu gauni, žinai, universitetį įsilavinimą, bet tai bus profesinis, neformalus ugdymo, profesinis diplomas. Gerai, nu tai va, dabar eiliškumą, kas po ko vyks. Tai pirmas punktas yra susipažinimo renginys, tai ką mes dabar darom. Jo, tai jis bus dar ir Vilniuje vienas. Ir čia toks intro mūsų, jo, mes tiesiog daug mašnekamės, kažkas bandot pajausti, jums dera, nedara, ne, ir po biškį įsiliet. Aišku, per tai jau gali vykti konektas ir jau kai sutinku, jūsų hebrytė, srautai pareina, nes tai bus darbas, kurį jūsų sielos ruošiasi daryti kapitaliai ir, kaip sakant, visas spektras, nežinokit, mūzos jūs pasitinka. Tas, kas ruošiasi dirbti su žemės ateitimi, o tai yra jūsų darbas konkrečiai būtent apie tai, ne apie ką kitą, tai yra labai didžiulė misija. Tai va, tai dėl to tenka jums ir garbė, bet to pačiu ir biškė atsakomybės, truputėlį savo kanalą prasivalyti. Tai jau kas pradeda su to dirbti, to jau, kaip sakant, ir atitinkami vedliai pradeda ateiti į jūsų kanalą. Net jeigu jūs to ir nesuvokėt, jūs galite pajausti per vibracijas, galite niekaip nepajusti, galite pamatyti per ženklus tiesiog. Visaip gali būti, ne? Ir paskui nuo mūsų imlumo priklausys, bet jūsų trajektorija pradeda keistis. Aišku, kai kurios sielos jau buvo susiplanavę, ir čia tiesiog yra, kaip sakant, galutinis realizacijos taškas. Bet kai kam yra pusiaukelė. Ir aišku, yra šiek tiek iššūkių. Tai va, irgi šiek tiek iššūkių bus, nes kai apie valymasi, tai va, pagrindinis iššūkis ir bus apie valymasi. Ar aš gebėsiu tą, kaip sakant, nepabijoti įti savo baimės. Nes, nu, kažkas, kai pradės keistis jumise, nu, nesigąsdinkit, aš tiesiog paminiu, kad tai, nu, turėtų būti greičiausiai
Nes, nu, vis tiek tu turi paleisti kažkokią baimę, nes jeigu kaip tu būsi tirpantis terapeutas, o Dieve, ten vėl nežbijau, vėl ne. Tai tu negalėsi prisiartinti prie žmogaus. Jo? Tai jo, tai mes turim ir lėlo žaidimą ir visą kitą. Ne? Na, aš biškai komiškai pasakau, kad jūs suprantate. Bet jo, tai tu suprantat, tu turėsi patirti įvairių dalykų. Tai va, jo, tai nepabijoto, kad bus įsivalymai kažkokie. Jo, bet ta misija pakeli ir dėsis toliau. Paskui bus pirmasis užsiėmimas, kuris bus rugsėjo 3 Vilniui ir internetu. Tai va, galėsit pasirinkti tą pirmą užsiėmimą ar rugsėjo 3, ar rugsėjo 10 Kaune. Nes jie bus tokie patys. O paskui sekantis bus, irgi tai paminėsiu, nes pagrindinė grupė bus Kaune ir internetu. Toliau bus rugsėjai spalis, tai bus ekstrasensorikos pagrindai. Tai va čia mūsų startas, bazė, kur mes lavinsime pradžią jutimus. Tai bus ir Kaune, ir Vilniuje. Tai reiškia, jūs galėsite pasirinkti, o kas studijuosite internetu, tai tik laikas. Kuris laikas jums tinkamesnis, o skirtumo nėra. Tai yra 5 užsiėmimai. Ir visą tą programą darasit ir kurso puslapį. Iš esmės tai yra startas. Reikės įeina ir taip toliau. Čia jau dabar galima rasti, ne? Jo. Tikslas datos, dienos Jo. užrašytos. Tikrai taip. Kaip gyvai čia vyksta, ne? Ar Taip. kažkur kitur? Aš dabar nepasakysiu, bet man atrodo čia. Man atrodo čia. Nes yra dar viena studija Kaune, bet man atrodo, kad čia vyks. Nu, į ką susirašysim. O Vilniui tai viena studija Kantikos. Taip. Ok, jei kas negalite vieną, tai galite kitą, nu, turbūt supratot. Gerai, toliau. Tai kai šitus pagrindus įsisavinsit, bus tada energetinių jutimų lavinimas toliau. Jis prasidės lygiai greičiai. Kai atsijungia internetas, mane užmutina, tai dabar supratau bairį. Jo, nestabilus internetas. Gerai, tai žodžiu, ką aš čia kalbėjau, jo. Tai mes lygiai greičiai studijuosime aksesorikos pagrindus ir jau kai truputėlį pagrindus įsavinsim, mes jau po truputėlį lavinsim ir gilesnius. Nes, matot, kas studijuoja tiesiog savo, tai jiems gal ir nereikia daugiau, bet kas studijuosite biškai giliau, tai mes jau eisime ir pabandysime ir saugaus darbo taisyklės išmokti, jo, nes tas yra labai svarbu, nes jau ne tik kristalai, bet jau jums reikės ir giliau. Po truputėlį bandysime suprasti, kaip ta terapija su žmonėm veikia. Jo, aš sakau, nenoriu jūsų perkrauti, aš suprantu, kad visi turite ir darbus, ir vaikus, ir mes visi žmonės, jo. Tai stengsiuosi, taip sakant, paporcijuoti, bet labai, kaip sakant, ir nepleisti jūsų. Jo. Tai bus nemažai iš tikrųjų darbo, bet neturėtų būti per daug. Jo, nu aišku, jeigu jūs nemedituosite, tai irgi nebus labai didelio progreso, tai nusiteikite, kad turėsite skirti šiek tiek laiko ir savarankiškom praktikom irgi. Kai žmonės paklausia, kiek čia bus to darbo, nu aš galiu pasakyti, kad, nu aš negaliu tiksliai vardinės, kiekvienas, sakykime, jūsų skirtingas patirtis esate turėję, bet, nu vis tiek daugmaž turėsim po kokį užsiėmimą per savaitę, ne? Tai kaip nieko, plius savarankiškos praktikos, tai vis tiek kažkiek, nu, šiaip aišku turėsim pertraukos, bet vis tiek bent kasdien prisijungti prie to, sakau, energetinio lauko, bent kažką padaryti, tai būtų labai faina. Tai va. Jo, nes raumuo stiprėja, kai judinamas. Toliau, stipraus energijos lauko sukūrimas asmeniai ir grupinėms terapijoms. Nu, tai va, labai praktiška, ne? Nes jeigu tu vesi kažkokią terapiją, tu turėsi įrankį, kuo tai sukurti. Nes daugelis nežino arba nesidomi energijom, daro, sakykime, gongus, ne, ar panašiai. Bet jeigu... Bet suprantate, čia labai tada priklausys. Vienas sugebės intuityviai tą padaryti, kitas nieko nedarys, ne? Sakys, aš pagonginsiu, jūs jau čia patys gonginkitės, ne? Nu, suprantate, tai yra labai... Nu taip, aš juokauju, bet yra skirtingi procesai. Jo, tas pats ir su rebefingu, jo. Jeigu tu vedi žmogų gilų procesą, nu supratote, ne, reikia kažko tokio bazės pagrindo, kas viską arba sušvelnina, arba ištaiso kažkokius spyglius, ne laukia, arba neleidžia persimesti energijom iš vieno lauko į kitą pas žmogų. Nu, yra begalė daug procesų ir svarbių šitam terapiniam procese. Tai sakau, tai, ką aš mokinu, yra iš pažengusių dalykų, ne, tai prasme, kas yra sekančiam tūkstančiui skirta, bet jau prieinama dabar. Tai kodėlgi ne dabar mokintis to, kas sekančiam tūkstantmetį bus kasdienybė. Jo. Jo, tai mes sakau, tai yra pirma klasė, bet sekančiam tūkstantmetį tai bus kasdienybė. Jo.
Nu, ir aišku, mes savo laukia nešimės. Tai visa tai, ką jūs išmokstate, jūs nešitės ir perduosit savo, nu, ne tik palikuonėm, bet ir aplinkinių ratui. Tai va, tas irgi yra labai didžiulis stebuklas, graži misija. Ok. Nu ir toliau mes mokinsimės daug dalykų, mokinti atpažinti erdvės energijas. Nu, žodžiu, begalę dalykų iš viso sąrašo dabar neįskaitysiu, nes tai yra tiesiog milijonas dalykų. Tai, žodžiu, darbas su energija. Labai treniruosimės. Toliau taro arba runų energijos, nu, ir kursas, tai toliau. Tai vėlgi, kaip minėjau, tai yra įrankiai, kurie bus panduoti praktiškai, jo, atpažinti pradžiai sielos vedlių energijas, bet labai pravers konsultuojant. Jo, nes kai tu sėdi ir jeigu tu išsigandai arba kažkoks kitas procesas tave užsiblokavo, tai bus, patikėkit, natūralu labai. Ir tu negalėsi savo žmogui nieko pasakyti, ne? Na, jeigu tai bus blogas ištiks. Aš nesakau, kad dažnai, bet tikrai gali. Tai tokiu momentu tu gali įsitraukti kortą. Jo, ir tau, jo, nes kartais mūsų protas įsigąsta. Jis gali įsigąsti kažkokios atsakomybės ar kažko, ir jis biškai įsigąsta kaip zaikutis. Ja? Tai mes biškai duodam kažkokį tais nešališką įrankį ir jis mums padeda pajudėti. Tai vat mes turėsime kažkokius įrankius. Nu ir plus, jeigu mokinsitės runas, nes jūs galėsite pasirinkti arba runas, arba taro. Aišku, jums niekas nedraudžia abiejų įrankių, bet tada biškai brangesnis kursas. Aš paskaičiavau vieną į kursą, nes, sakau, vieno pradžio jums užtenka. Nu, nebent jūs labai norite iš karto dviejų, bet žinokit, kad bus, nu, nepersikaukit, paskaičiuokit galimybės, mano nuoširdus patarimas. Vienas, jūs suvirškinsit, tikrai garantuoju suvaldysit, bet jeigu du, paskaičiuokit, ar turėsit galimybės laikė, nes bus biški ir brangiau ir daugiau darbo jums bus. Aišku, jūs galite pasirinkti vieną pavasarį, kitą rudenį, tai kaip jūs norėsite, ir nebūtinai viską iš karto sugrūsti, tai kaip jūs pasirinksite, bet šiaip pradžiai nuo vieno. Nes abu yra telefonai ir abiems skambinsit sielos vedlį. Tik biškai skirsis metodika panaudojimas. Runos yra stipresnis energetiškai, žymiai sunkiau išmokstamas, bet jisai yra kaip stiprinti antibiotikai. Jeigu lyginti vitaminus, ne kaip taro, aš čia juokauju, bet supratote, ne, vieni yra daugiau emocinis įrankis, ne, ir viso kita. Kitas įrankis yra daugiau einam, dirbam ir čia nesismulkinam. Tai runos. Tai vat, yra skirtingi spektrai, kaip prieiti prie tų pačių dalykų, kartais skirtingų. Kai kurie žmonės iš jūsų esate dirbę su runomis praeituose gyvenimuose, nesakau, kad visi, bet kai kurie pasitaiko, tai tada jūs sapnuosite runas ir gausite ženklus dar avansų. Tai žinosite, ką pasirinkti ir taip ir taip. Jums jau daug pasakoti nereikia. Tina sako, aš jau matau tas runas. Tai that's fine. Ok, toliau mes turėsime emocijų žemėlapį, tai aš jau papasakau, tai daug neįsiplėsiu, įrankį susisteminti emocijas. Toliau mokysimės konsteliacijos. Tai ką žinote, kas yra konsteliacija? Žinau, kaip pat. Šalies galite patrodyti. Jo, tai yra iš esmės, labai nesiplėsiu, bet iš esmės tai yra energijų pradirbimo metodas. Iš esmės tai yra apie energijų pradirbimą. Jeigu tai yra apie atpažinimą, tai pusę prarandi. Tai yra apie pradirbimą, bent jau turėtų būti. Nes mes gimstame giminiai, gaunam tam tikrą struktūrą, bet sakau, vėlgi nenoriu visą užsiėmimą apie tai šnekėti, tiesiog pasakysiu, kad mūsų sielos vedliai gali padėti ir kitokią konsteliaciją sustatyti. Pavyzdžiui, gali sustatyti tavo padės su tavo sielos vedliu, arba tavo su tavo problema. Begalės milijonų būdų. Ačiū draugai už kantrybę, nes tikiu, kad jau tiek klauso iš įrašo, nes kelintą kartą atsijungia. Tai ačiū už jūsų kantrybę. Tikiuosi Vilniuje bus ryšys geresnis. Gerai, kuo aš čia baigiau? Apie konsteliacijas. Tai konsteliacija įrankis padeda transformuoti žmonėms energijas ir padeda neužstrigti. Šiek tiek primena Lilo žaidimą, taigi apie tyrinėjimą energijų. Tiesiog tenka patirti, kad suprastume apie ką, bet yra sudėtingas ir labai fainas įrankis. Tai kai tą mokėsite, gebėsite padėti labai daug žmonių ir suprasite, kas tos energijos yra. Žodžiu, patikėkit, labai reikalingas. Toliau yra visatos esybės ir channelinimai. Tai vėlgi, tai yra intro, nes tam, kad pilnai išmokinti, tai reiktų mokinti kokius 3 metus. Bet bent jau pradžią jūs tikrai turėsite.
Ne, tai va, irgi prisijungti prie visą, ką mes kalbėjom, prie vedlių, gauti tos bazinius įgūdžius, susiderinti savo radarą, kad gauti tos kanalus ir per tai mokinsitės. O kur jūs paskui to judėsite, tai jau jūsų perspektyva. Bet kad tai būtina, aš manau, kad taip. Jo. Ok. Jo, tai čia yra daugiau dalykų, nes tu gali per tas žinias išmokti ir naujų gebėjimų gydyti, kurių nieks net, nu, dar, sakykime, nieks nemokina arba mokina tik pavieniui, nes su kokia tu būtybė bendrausi, nu, atskirai ir bus atskiri bendravimo kanalai, gausi skirtingus gal metodus, ar tiesiog tai bus bendravimas jo, gal tai gydymas, gal tai ne, gal tai informacija, gal tai ne. Nu, bus labai skirtingai žiūrint, su kuo tu bendrausi ir kaip visas tas dalysis, tai va, irgi tas labai fain. Aišku, nėra čia privaloma dalis, bet vis tiek suprasi, kad, okei, tai yra instrumentų dažniausiai dalys, net jeigu žmonės žino ar tai nežino, bet, nu, ne visi, sakau, su angelais komunikuoja, ar ne visiems to prireikia, bet tu bent jau pabandysi, ja? Bent jau prie tų vartų prisiliesi. Tai va, kodėlgi ne. Ok, jo, aš sakau, visko, ką galima su ekstrasensorika, aš net neapibūdinsiu, nes tai yra antiek gilus dalykai. Visos planetos sukonstruotos kaip jūs manot, kaip planeta yra sukonstruota? Būtent taip. Būtent iš energijos. Niekas negalvokit po gabalėlį konstravo. Ne, viskas iš energijos sukurta buvo. Ir tai buvo sąmoninga projekcija, sąmoninga daugybės sielų ir būtybių ir arkangelų. O, tai yra didžiulis kūrinys. Ir ne tik Žemė, taip ir kiti pasauliai irgi. Tai va tas įrankis yra apie tai. Ja? Tai dabar tu pradedi eiti prie esmės. Tai va, dėl to sakau, yra dar kai kam sunku apriepti viso to mastą, bet iš esmės ribų nėra ir apie ką mes žmonės esame. Iš esmės tai mūsų prigimtie. Tai kai Biblijoje rašo, kad žmogus panašus į kūrėją, tai tą ir turime omeny. Mes esame iš to. Reiškia, mes galime tą daryti. Nu, bent jau mokintis atsiverti tam ir daryti. Toliau yra astralinis sapnavimas, tai jau biškai paminėjau apie čanelinimus ir apie visokias būtybės, nesijaudinkit, tai pabaigsiu. Tai astralinis sapnavimas irgi yra vienas iš tų metodikų, kur tu gali patyrinėti savo tiek artimą, pasąmonės klėdesius, nes tai irgi yra astralas, tik yra artimas, tiek tu gali žengti toliau. Jo, tai už artimo astralo, kas yra mūsų kasdienės padėtis, mūsų pasąmonė, mūsų sapnai, yra ir gilesni astralai. Tai gilesni astralai turi neįsivaizduojamą galybę spektrų, bet vienas iš jų yra, pavyzdžiui, ten dvasios kažkokios, tai jo, kanalas į tai, bet mes į tai super nesiakcentuojam, labučiai. Mes daugiau, kalbant apie astralinį sapnavimą, koncentruosimės į judėjimą, į gilį ryšį su sielos vedliais. Tai irgi bus dalis, ką pamokysim. Tai va. Tai nėra gal super sudėtinga, kaip gali atrodyti, bet iš esmės komponentas tam, kad pradėtum sąmoningai sapnuoti, tu turi pradėti dirbti su energija. Nes neužteks masės energinės. Bet aš irgi pradžiai nesuprasdavau, kaip tai veikia, kaip žmonės gali astralę vaikščioti. Ir po to supratau, techniškai tai net neįmanoma, jeigu tu nieko nedirbi su energetika. Kaip jūs manot, kodėl neįmanoma? Nes tu esi dar 3D radarė. Suprantate, tu neturi jokio ingrediento, jokių orientyrų, jokio ryšio gyvo ir konekto su astraliniam energijom, su būtybėm. Tai jeigu tu neturi ryšio, kaip tu ten nueisi, suprantate? Tai va, dėl to mes darom tą įžangą, pradžiai su tavo čakrom, tai toliau, ne, o paskui einam į gylį. Tai va, yra, sakau, skirtingi to interneto prisijungimo gyliai, bet aš jūsų laiką vedu į globalumą, ja? Į tai, kad jūsų misija yra dirbti su visata. Nu, viskas ok, tu gali dirbti per visokius instrumentus ir tu gali žaisti su popieriu, viskas ok, bet aš tiek, nu, aš labai... Tai aš tikiuosi, kad jūs tos instrumentus panaudos, bet jūs man, ne? Aš laikai giliai įdau. Tai va. Jo, tai astralinis sapnavimas bus vienas iš tų. Toliau bus intuityvus konsultavimas, tai irgi paminėjau biškį, ne? Tai biškį primena coachingą, biškį primena tam tikrą panaudojimą psichologinių žinių ir that's fine, ne? Bet iš esmės tai yra jauti, šneki, gaudai, kas tavo ateina ir tu po biškį konsultuoji. Tai va, tai tas įrankis irgi bus ir privalomoji, kai sakau, treniruočio dalis. Nu, kas dirbsite su žmonėm bent jau. Tai va, į pačią pabaigą papuoliu. Nu, va. Nu ir paskui bus praktikos galimybės.
Tai va, tai aš šiais metais labai netikėtai sugalvojau, kad praktikos galimybė, kad gali pasipraktikuoti. Tai reiškia, nu tai reiškia pasipraktikuoti. Reiškia, kad tu gali tuos įgūdžius pabandyti panaudoti praktiškai. Dabar prisijungti prie mūsų hebrytės, ne? Aš vedu kažkokį užsiėmimą, ar tu gali, jeigu nori, prisijungti, ateit pabandyti, nu, ar dalį pravesti, ar bent jau pasėdėti, pažiūrėti. Internetas, žinokit, kai mane atjungė, supratau ir užmutina. Tai va. Dabar vis turiu atsimutinti. Jo. Tai va, tai... Tikiuosi, čia ne tas internetas, prie kurio jungiamės. Ne, čia tas. Užmūtina. Praktiškesnis. Praktiškesnis. Žemiškas internetas. Jo. Tai va, nu ir paskui įskaita, tai va, balandžio mėnesį mes jau turėsim įskaitą ir diplomo įteikimą, bet tai yra jau tiesiog final mūsų momentas, nesijaudinkit, aš nesu labai griežtas mokytas, tai aš ten prie jūsų prie lentos nestatysiu, aš tiesiog jau matau visus metus stebiu jūsų progresą ir tiesiog čia galutinis final rezultatas to, ką jūs įgijot, nu, pasitikrinimas yra, bet jis nėra super, super sudėtingas, ja. Nes tiesiog vis tiek jau metus studijavot beveik, tai jau turėsit įgūdžių, nesijaudinkit. Tai va, tai žodžiu, tai rezumuojant, mokymus sudaro reikalingos teorinės ir praktinės žinios darbui su energetika. Suprato turbūt, ne? Nes be žinių niekur nebus, jo, turi žinoti, ką tu darai. Toliau išmoksite saugumo reikalavimus darbui savarankiškai. Saugumas, safety first, jo. Kad niekam galvos nenusuktų ir supratote, ne? Kad nenugribaut kažkur. Toliau, iniciacijos metu užmėgsite ryšį su žinių ir gydomuoju energijų šaltiniu. Nu, aš čia turėjau omeny reikį, bet iš esmės ir savo aukštesniojo, aš su savo sielos vedliais ir aš paminėjau kitų būtybių, tai bus daug, daug šaltinių, daug būtybių, su kuriuom dirbti toliau, jūs patys pasirinksite pagal tai, ką jūs pajausit, kas jums daugiau rezonuos. Pažinsit save, jo, tai pažinsit savo energetinius blokus, dirbsit su jais. Tai, sakau, čia pagrindinis ingredientas, nes tu darbo nepadaręs, negali judėti toliau. Patys pamatysit. Ir neišvengiama, neišvengiama. Toliau, harmonizuosite save. Nu, tai irgi, kai valaisi, harmonizuoji. Gauni iš tos vibracijos, harmonizuoji. Toliau patirsite reikį ir išmoksite girdėti saugiai save ir kitus. Tai ir tą kalbėjom. Toliau atliksite energetinius pratimus, dirbsit su čakrom, energetiniu kūnu. Nu, irgi, turbūt supratot, visi tie ingredientai mūsų paini. Startuosite ir lavinsite savo ekstrasensorinius gebėjimus. Nu, tai irgi kalbėjom, pajaus save, savo lauką, savo biolauką, kito žmogaus lauką, galų gale fizinę erdvę ir kristalo energijos. Irgi tai kalbėjom. Nes jeigu nejausi, tai kaip tu dirbsi. Praktiškai mokinsitės jausti ir diagnozuoti kito žmogaus energiją, savybės gyvai ir iš nuotraukos. Irgi fantastika, kad tu gali pajausti. Bet matot, kodėl mes apie tą visą tai taip, nu, sakau, fainai, taip gilinamės, nes visus tos ingredientus, matot, čia yra, sakau, naujosios žemės įrankis. Ja? Nes, sakau, daug kas dirba tik su proto, ne, ir tik iš proto, aišku, kažkas ir intuicijos vedami, bet tai, ką mes mokinamės naujosios žemės įrankį. Ja, sakau, ačiū Dievui, mes galim tą daryti šiuo laiku ir visą tai mums prieinam. Ir aišku, darydami tą darbą, jūs praplečiat žemės lauką irgi. Ja, tai darot, dirbi kitiem lengviau. Kai mes dirbam ir kitiem lengviau. Viens kitam padedam. Ok, praktiškai mokysitės pajausti ir kito žmogaus energijas ir savybės. Ja, tai va tą ir paminėjau. Toliau mokinsitės jausti kristalų energijas, asmeniškai parinksime tos kristalus, kurie reikalingi jums šiuo metu, tai čia bus per pagrindus. Išmoksit save valyti, kilant vibracijom, apsivalymai. Ir ne tik, kas runom dirbsite ir talismanus išmoksite daryti, tai irgi daug terapijų, daug stiprių patarimų. Nu ir visą laiką tą būsiu šalia jūsų, tai jei kažkas nesigauna, žiūrėsim, kodėl nesigauna. Tai va, nu ir paskui išmoksite valdyti energijos lauką, tai jau tą mes paminėjome, ne, tiek save apsaugantį, tiek kitus, kas be ko. Ir tai yra padedantis laukas transformacijom, nes jeigu tu neturi sukūręs energijos lauko, transformacija labai sunku vykti. Va, irgi šitas labai svarbi dalis. Po daug kas nežinau. Emocijų žemėlapį paminėjau. Toliau išmoksti pastebėti tiek žmogaus auros, tiek bendro energetinio fono nusilpimus ir išmoksti būdų kaip atkurti. Tai, nu, praktinis labai dalykas, jo, bet aš turiu paminėti. Tai va, nu, bendroji sumuoti 25 praktiniai užsiėmimai.
25 užsiėmimai, įsivaizduokit, kiek čia dar bus energija. Nebijot. Ja, ir plus dar praktika savarankiškai. Tai, ja, bus ką veikti, patikėkit, bus ką veikti. Taip. Online? Jie praktiškai visi bus abiem būdais. Tai gal tik porą užsiėmimų bus tik online, o šiaip visi bus abiem būdais. Galėsite arba tiek atvykti, arba tiek online, priklausomai kur gyvenat ir pagal galimybės jums. Jo, įrašai bus, jeigu netrukinės, kaip dabar trukinė. Ne, aš jau ką, pasirūpinsim, kad būtų. Tai va, bus ką veikti. Gerai? Nu ką, tai kaip ir viskas. Bus daug medžiagos ir nusiteikit mokytis. Gerai? Ar tai klausimai? Pravalymai, aš prisimenu, kai pas Vygantą ateidavom ir būdavo tie, jisai praskanuodavo ir ten tos išvalymus padarydavo, tai tas labai padėdavo. Labai padėdavo toliau kažkaip prasimušti kitiems gebėjimams. Aišku, ten to vidiniai dalykai užsikurdavo, bet šitie, nežinau, aš įsidėmėjau, kad labai padėdavo. Ir plus dar kristalai, pavyzdžiui, atrodo, vat yra kristalas, atrodo, kas čia paprasta, vat, turi kristalą ir, nu, jauti arba nejauti. Bet vat Vygandas pasako tokius magiškus žodžius, ar nežinau, ką jis ten padaro, bet žodžiu, kai tu atsiveri jaus tą kristalo energiją ir iš tikrųjų, vat tada tikrąja to žodžio prasme atsiveria tas kristalas tau ir tu tada jauti, vat susijungi su tuo kristalu. Tai man šitas labai faina. Būdavo ir supratau, kad, nu, tiesiog, vat, negali gauti to kažkaip kitaip, labai faina, kai žmogus, kuris pradeda, tą parodo šitos dalykus, tai kažkaip labai kitaip viskas atrodo. Ten yra tokia magija, tam tikra prasme. Ir visame tame, ko vienas galbūt, nu, net ne galbūt, o net nepagalvotume apie tai. Kaip atrakinti tą kristalą, kaip padėti savo labiau jausti. Nes po pirmųjų tų iniciacijų jau pradedi jausti, jau atsirakina tavyje kažkas ir tu tai tiesiog keliauji. Tai čia tarp pasidalinau, kas man labai padėjo. Bet šiaip ekstrasensorikos pagrindų pasi niekas mokėsi, ne? O daugiau niekas, ne? Tai manas dar mokėsi. Tai neturiu dar tos patirties, tai labai faina. Graži kelionė gal. Jo. Bent jau man, vat, ką aš atsimenu, nes mes pandemijos metu mokinomės. Tai Slaptai. asmeniškai čia pasidalinau su kolegė, buvo gražiausias etapas, nes buvom šeimoje, vienybėj nieks neblaškė mus, be energetikos tie pagrindai ir kažkas vau buvo. Aha, Kažkas namie vyko vau ir gamtoje. geras. Tai tik gražiausia, nebuvo nieko tokių nei iššūkių, nei ten žmonėms tokie baisus valymus ir viskas tikrai gražiai. Ir nuteikiau kolegę, kad gražiai kelionė, su vaikais, su vyru. Nu, tai Jo, čia prie to paties būna kartais paklausti, ar aš galiu reikia mokintis, jeigu aš laukiuosi. Tai jo, iš tikrųjų gali. Jo, nes jo, iš tikrųjų, tai vis tiek tai apie meilę, dažniausiai viskas labai labai gražiai švelniai su jais. Bet ir šiaip, kai va visi kolegos kartu keliauja, tai jau susikuria kitas ir visas energetinis laukas stabilus ir ta pati energija. Ir aš prisimenu, po ekstrasensorikos pagrindų tiesiog visi norėdavo tęsti. Kur pratęsimas? Tai va šitas kursas suteikia to nuostabią galimybę tęsti ir eiti su tuo pačiu kolektyvu, tuo pačia energija. Ir labai taip gražiai apsijungti tame. Nes vieni kitiem padedat vien buvimu ir po to tiesiog pasidalinimais tais viskuo. Jo, tikrai taip, ačiū, kad pakildai. Jo, labai Aš gerai. nežinau, sakai šitą, bet... Ne. Ja, nu, aš kaip iš tavo perspektyvų, aš nedaugiau matau negu iš kolegų. Tai va, bet paskui, jeigu dar būsite, nu, kai pabaigsite, ne, būsite ir toliau, tęstinume, tai va, visi kontrakursai, tai jau galėsite, nu, kas norėsite, savarankiškai prisidėti ir padėti tiem, kas ką tik įžengė, jo, tai irgi va, labai, nu, toks malonus ryšys, konektas ir taip, pabūt šiek tiek
vyresni kolegos, ne, kurie turi tą tokį įkvėpimą. Ačiū. Tai va, gerai. Nu ką, klausimų bus? Ne? Taip. Norėsim mokytis, tada klausimai. Sėmėm kartais planuotis. Nu, matot, šiandien planavau 1,5, tai gausiu 2,5, tai... Desnė būtų apie 4 valandas, man. Jo, žinokit, jo. Ne, nu, aš stengiuosi nenukankinti nei kitų, nei savęs, bet jo, bet apie 3,5, tai žinokit, visi bus. 7. Taip. Nes visi darbus baigia panašiai, tai tam pavalgo grįžta ir taip. Tai 6:30 toks klasikinis laikas, kurį mes vis paliekam. Su retom išimtim nebent, bet šiaip jo. O trukmė apie 3,5 valandos, jo. Nu, kartais iki 4, bet sakau, pabandysim taip nepersodinti, bet neprižadu. Na, mes kaip visi studentai. Iki išnaktų. Gerai, tai ką, ačiū tada visi, kad sudalyvavot. Ačiū Jums. Na, susitiksim su... Ko susitiksim? Rugsėjį. Gerai.